Kviečiu žiūrėti aktualių laidą Tautos mandatas. Aš Neringa Trinkaitė, mano pašnekovas, socialdemokratas Seimo narys Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Mūsų laida yra tiesioginė, todėl raginame žiūrovus skambinti mums tiesiai į studiją telefonu 523810. Na, o įpusėjus rudeniui mes kaip įprastai kalbėsime apie svarbiausius įvykius šalyje ir, aišku, mūsų mieste. Na ir turbūt pradėsim nuo to, kad socialdemokratų taryba išplatino pareiškimą dėl šalies politinės, ekonominės padėties. Tai Seimo nario noriu klausti, kokias klaidas daugumos jūs dabar matote ir, aišku, turite pasiūlyti kaip alternatyvą, kaip išbristi iš tos vadinamos pagilintos ekonominės krizės. Tai visų pirma, pagrindinė ir didžiausia klaida mūsų manimų - jokio antikrizinio plano neturėjimas. Tai dabartinė valdžia, dabartinė vyriausybė premjero Andriaus Kubiliaus neturi plano, kaip įveikti krizę, kaip susidoroti su sunkmečiu ir tiesiog padrikai priima sprendimus, kurie skaudžiai atsiliepia tiek šalies ūkiui, ekonomikai, tiek Lietuvos žmonėms. Todėl buvo išplatintas mūsų pareiškimas ir iš tiesų mes nuogąstaujame, kad jeigu ir toliau bus dirbama be jokio aiškaus plano, be aiškios vizijos, kaip išbristi iš šito sunkmečio, iš susidariusios sunkios padėties ir taip beatodairiškai toliau skolinantis pinigus, tai iš tiesų mes turėsime tokią situaciją, kaip turi dabar Latvijai, kaip turi Islandai, nes, kaip žinome, šiais metais Lietuvos skola padidėjo 17 milijardų litų. Tai yra baisūs skaičiai, nes įvertinant tai, kad Lietuvos Respublikos biudžeto pajamos kitais metais yra planuojamos 13 milijardų litų, tai mes matome, kad situacija yra tokia, kad pasiskolinome 1,5 karto daugiau, negu kad galime surinkti pinigų į biudžetą. Tai dar galiu paminėti tokius baisius skaičius, kurie iš tiesų yra gąsdinantis, kad vien tik skolos aptarnavimui per metus dabar jau reikia 2 milijardų litų. Tai jeigu kitais metais dar vyriausybė planuoja 5 milijardų 600 milijonų deficitą, tai yra tiek nesurinkamų pajamų ir tokį kiekį pinigų vėl pasiskolinti, tai mes, aišku, turėsim tokią situaciją, kuomet reikės dar 2 milijardų. Tai yra, galimas ir toks dalykas, kad tiesiog skolos aptarnavimui reikės 3 milijardų litų, kurie bus padengiami vėlgi ne iš surenkamų mokesčių, o tiesiog iš perskolintų pinigų. Tai yra, skolinsimės pinigus pragyvenimui ir iš tų pačių paskolintų pinigų mokėsim bankam palūkanas ir tikrai labai didelės palūkanas. Tai aš manau, kad tokia situacija labai greitai prives prie šalies absoliutaus nemokumo ir tokiu atveju iš tiesų net neįsivaizduoju, kaip tada jau reikės taisyti padėtį. Taip kad situacija yra, sakyčiau, katastrofiška ir ją reikia kuo greičiau taisyti. Lygiai tas pats ir Šiaulių mieste. Kaip žinom, jau ruošiamas tarybai svarstymui klausimas pateikiamas dėl paskutinės paskolos 10 milijonų litų ir bus išnaudotas visas limitas skolinimuose. Taigi Šiaulių miesto valdžia jau bus pasiskolinusi virš 60 milijonų litų, o tai taip pat yra didžiuliai skaičiai bauginantis, nes kitais metais planuojama, kad į biudžetą bus surinkta 220 milijonų litų. Tai yra maždaug 50 milijonų mažiau negu buvo planuota šiais metais. Tai, kaip matome, viskas mažėja, traukiasi, o reiškia pajamos surenkamos irgi mažėja, o valdžia beatodairiškai tiek Lietuvos mastu, tiek miesto lygmenių skolinasi ir tiesiog pravalgo tuos pasiskolintus pinigus. Tai klausimas, kas toliau.
tai iš tiesų neįsivaizduoju, ar begalim ilgiau laukti. Jūsų rankose yra kitų metų biudžetas ir jūs jau paminėjot keletą skaičių. Gal šiek tiek, kad žiūrovams būtų aiškiau, kiek kainuoja, tarkim, mums prezidentūra, biudžete kiek yra numatyta, apskričių naikinimui, mes prieš laidą truputėlį vartėm. Mes atsakysim po pokalbio su žiūrovu. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašau, prisistatykite ir klauskite. Kęstutis iš Šiaulių. Malonu. Norėčiau sužinoti, ką opozicija daro šiuo momentu. Ji tik kritikuoja vyriausybę, o jinai sėdi suglaudus ausis ir žiūri, kada vyriausybė su save kompromituos, pagaliau jie ateis į valdžią. Nieko konkretaus nedaro. Norėčiau išgirsti, kokie veiksmai, ką padarė, konkretaus ką pasiūlė. Tai iš tiesų dėkingas Jums už tai, kad žiūrite laidą, kad skambinate. Opozicija, bent jau socialdemokratų partija, yra paruošusi antikrizinį planą, alternatyvią programą ir ji buvo pristatyta, reiškia, partijos taryboje ir žurnalistai turėjo galimybę susipažinti, taip kad mes planą turime, aiškę viziją turime ir esam pasiruošę dirbti. O tai, kad mes kritikuojam valdžią, tai jūs turbūt labai norėtumėt, jeigu esate šalininkas konservatorių ir Andriaus Kubiliaus vyriausybės, kad mes to nedarytumėm, bet mes tikrai, mūsų kritika yra pagrįsta ir paremta argumentais tvirtais, taip kad užginčyti šitą kritiką būtų iš tiesų labai sunku.